Nusipirkom naują žaisliuką. Dabar, kaip sakant, galės filmuoti, reikia išbandyti. Kaip čia pasidėti, kur čia. O, gal gerai taip. Nenulėks. Čia man ta kamerikė. Žodžio Akropolė. Topo centre. Akcija buvo 280-295 eurai. Kol atvažiavau, 305 patapo. Nu tai ką darysi, teka pirkti. Jau senai buvo planuota, žiūrėta. Tai va, nu ką. Gerai. Judam į darbelį dar. Pavakaroti prieš rytojaus išvyką. Dar reikia pasidaryti darbų nemažai. O apie ką mano darbas ir ką aš norėsiu parodyti jum, tai parodysiu vėliau. Kas čia vyksta? Išsijunginėja man kamera. Iš tikrųjų. Nepakrauta, kol nauja dar. Nepasikrovus. Aha. Taip. Reikia pajungti, krauti kažkaip. O, kaip čia dabar atsidaryti mane? Taip, va. Nežinau, čia pavyks man pasijungti ją. Iš karto. Išsiaiškinsiu, kaip čia su ta kamera draugauti. Bus reikalų. Taip, išein, taip neišein. Taip nesilaika. Aha. Taip nesilaika. Kažkaip pasidarysim, gal laikytos taip. Taip irgi ne. Taip. Va. Taip laikos. Bet nežinau, man čia nesikrauna jaučiu. Čia man jaučiu nesikrauna ta kamerikė. Nu žodžiu, nežinau, kur ten baigiau. Išsijungė man tą kamerą. Tai nusipirkau kamerą. Dabar parodysiu daugiau jum apie tai, ką aš veikiu, kuo aš užsiemu gyvenime jau nemažai metų. O, kamerikė man čia griūninai. Žodžiu, reikės sugalvoti, kaip čia man ją prisitvirtinti. Prisiklijuoti kažkaip. Gerai. Žodžiu, važiuoju į darbelį savo ir tada susitiksim ten. Nu ką, važiavau į darbelį. Noriu parodyti jum, ką aš veikiu, kur aš dirbu. Kuom užsiemu. Taip, gerai. Čia gerai. Taip. Štai, langai, duris, grindis. Nu, skarda čia uždėjom, bet nuimsim tą skardą, nes realiai lankstom skardą, ruošinius iš skardos darom, bet
darom tik dėl savęs, sakykime, savo objektams. Tai netikslinga iš tikrųjų. Čia ta reklama tokia, čia Šiauliuose esam, Kanapių gatvėj, priešais medžio bites. Nežinau, čia galim pasipriartinti, ne, nepavyks. Medžio bitės, prekiauja medieną įvairiom terasos lentom. Mes čia prekiaujam taip pat terasos lentom, tik mūsų ne medžio, mūsų iš bambuko ir daug, sakykime, kitų produktų vidaus apdailos. Tai užeinam tada į vidų. Taip liūdna, vienas pats. Toks naktinėtojas, turiu pasidaryti, turiu darbus, turiu pasidaryti. Pats savo dirbi, tai nieks nepadarys, kaip sakant, už tave. Užeikim darbelį. Čia signalizacija. Filmuoja čia toliau. Kažkaip užgesta ekranas, tik tai man nežinau, kodėl užgesta tas ekranas tai kamerai. Žodžiu, tai va, nežinau, matos čia iš tikrųjų visas, matos mūsų, kaip sakant, salonas durų, grindų, langų, bambuko terasa. Tai apie tos produktus bus dar daug, manau, video, daug informacijos, papasakosiu, kaip viskas vyksta, kas per produktas, apie savybės tiek grindų, tiek langų, tiek bambuko terasos, tiek durų. Tai šį vakarą neišsiplėsim. Taip, tik sakykime pradžiai abstrakčiai. Tai visokiausių durų ir dažytų, ir paslėptų vadinamų. Tarp kitko plastemo langai duris. Mūsų įmonė vadinos, mano įmonė, sakykime, bet mėgstu vadinti mūsų bendrai su darbuotojais, neišskiriu jų. Vadinu kolegom, ne kitaip, čia toks sandėlys mūsų, nelabai tvarkingas. Nespėjom truputį susitvarkyti. Tai langai, sakykime, atvažiuoja. Turim tokį pakrovėją, iškraunam. Stiklai, stiklinės vitrinos. Sandėliuojam kažką vietoj. Kažkas yra užsakoma, savaitės bėgyje parvažiuoja. Kažkas yra užsakoma mėnuo, kai kas 2 mėnesiai. Sakykime, su užsakymais kalbant apie 2 mėnesius. Čia viskas, kaip sakant, procese. Dabar nesenai po remontų atsinaujinom ekspoziciją parduotuvės. Tai prie sandėlio, iki sandėlio dar nepriėjom, bet prieisim. Čia turim porą patalpų, virtuvėlę tokią pasidarę. Ateinam čia pavalgyti. Tokia paprasta. Čia turim tokią patalpą pasidarę, kur tas skardas lankstom. Iš tikrųjų. Tai yra skardos rulonai. Ir iš tų skardos rulonų gaminam detalės, ruošinius, sakykime, įvairias detalės. Kaip pavyzdys, sakykime. Tokios visokios vėjelentės. Jeigu įsivaizduojat, galėsiu vėliau šiandien parodyti, kaip yra jos gaminamos. Pats visą tą praėjęs, sakykime, keletą stogų esu padaręs, kas susijęs su skarda. Pats ir duris montavęs, pats ir langus montavęs, ir ne tik Lietuvoje, ir vakarų Europoje praktika keli metai, ir pardavimuose, ir montavime, ir iš visų pusių teko prisiliesti prie to,
ką dabar darau. Tai manau, kam įdomu, tikrai bus vertingų patarimų. Turiu planą tokį, kad parodysiu jum ir objektuose, kaip viskas vyksta, darbai, kaip yra montuojama, kokios yra normos, kaip yra daroma. Aišku, skiriasi kažkiek statybos medžiagos, kalbant apie kai kurios regionus Lietuvos, bet apie tai plačiau vėliau papasakosiu, supažindinsiu viskas po truputį. O čia dabar turiu darbelių, turiu pasibaigti, pasileisti užsakymus, pasidaryti sutartis, pasiūlymus, rytoj kolegijai paliksiu, kad jinai pabaigtų su klientais derinti, užvažiuos klientai, turiu atvežti avansus. Ir ką? Nu tai, pradžiai tiek, o noriu pasidaryti darbus ir važiuojam keliom dienom su šeima savaitgaliui į Lenkiją, į kalnus, į Zakopanę bandysim. Tuo pačiu turiu darbo reikalų Varšuvoj. Kažkiek parodysiu, ką mes ten darysim, kur važiuosim. Tai va. Nu ką, tai vėliau tada dar parodysiu, kaip vyksta darbas su skardos staklėm, konkrečiai kaip yra lankstymas, kaip yra, kokiu būdu, kokiu metodu dirbam, kam bus įdomu. Kol kas. Nu ką, darbelius apsimėčiau. Stalą susitvarkom. O, kur čia geriau pasidėti? O, čia kaip čia matos. Kažkas panašaus, nežinau. Bandysim paskui redaguoti, žiūrėsim, kaip čia gausis. Taip, stalą susitvarkom. Ką reikėjo, pasidariau. Viskas, daugiau palieku kolegijai jau tvarkytis. Viskas, čia išsijungiam ir dabar reikia dar nueit padaryti 2 gaminius, būtinai atlenkti žmogui, nes jis jau nebegali be tų gaminių. Būtinai jam reikia rytoj padaryti, tai tenka vakaroti ilgai, o jau po 10 turim. Gerai, einam tada. Einam. Taip, čia tuos paliksim, tą pasimsim. Taip. Man reikia prasti tą kamerą čia elgtis. Nebe taip šviesu jau. Taip, gerai. Kur čia dabar mums pasidėjus tą kamerą, kad čia matytus? Va, matos kažkas, man atrodo. Jo, na gerai. Gerai, sakykim, čia tegu būna, paskui žiūrėsim. Taip. Taip. Esmė. Gal aš čia neįsiplėsiu su tais visais techniniais dalykais, kaip čia viskas daros, čia ne visiems galbūt bus įdomu. Tai matyt, gal čia toliau, kas norėtų pasidaryti savo, bet aišku, reikia staklės turėti, skardos lankstymo. Galiu parodyti iš tikrųjų pačias staklės. Mūsų yra šiek tiek patobulintos čia. Čia, kada darėm lietvamzdžius, čia spaudimui mums reikėjo, tai pati ta dalis, sakykim, jinai vyksta taip, čia prispaudimas skardos, parodysiu, susispaudžia skarda, pasikelia, išsitraukia skarda, sakykim, skardą prispaudus, naudojam šitą ir šito pagalba, šito vadinamos, šitos rankenos pagalba, gal čia iš šalies pafilmuosiu, ką matytus. Va, yra atlenkiama
skarda iki norimo laipsnio. Čia yra laipsniai sužymėti, kokiu laipsniu, kokiu kampu reikia atlenkti. Modeliukas mūsų yra šlechteliukas. Šlechteliukas vadinamas vokiečių. Nebėra jau pirmos jaunystės, bet vis dar puikiai veikia. Tai va, ilgis 3 metrai, ką galim padaryti. Yra peilis. Pjovimui užsideda, važiuoja, važinėjasi, atjauna skardą. Tai nežinau. Toliau yra dar toks prietaisas valcas. Yra valcuojama skarda, kraštai. Šiandien jau nebeįsiplėsiu tada. Aš jau su tais visais techniniais dalykais, kaip tai viskas darosi. Kelsiu video, šiaip jeigu kam bus įdomu, parašykit komentarą. Čia mūsų dabar pradžiai, pati pradžia nebus dar daug, bet kas žiūrėsit, komentarų stebėsiu, parodysiu, kas įdomu, kaip daryti reikia, kaip kažkokį kampą padaryti, ar kaip reikia kažkokią detalę padaryti, jeigu kam aktualu, galite rašyti. Gerai, o dabar tada aš pasidarau darbelį, greitai kas man reikia, o kitą kartą, kam bus aktualu, galėsiu parodyti, kaip tai daros. Tai tiek. Nu ką, netruko čia praeiti to laiko, čia liko juostas, čia padarytas detalės. Nežinau, čia nelabai jums turbūt matysis. Realiai, kas čia gavos, realiai gaunasi tokia palangė. Va. Nu, nežinau, kiek matos, čia ant cokolio dedas, po to čia tokie užpartavimai, čia priekis snapas toksai, po to čia dekoras dedasi, nu, taip, su nuolydžiu, gaunasi su nuolydžiu. Palangė, žodžiu, viskas šiandien. Все, darbai apdirbti, rytoj kelionė, anksti. Rytoj anksti į kelionę. Lėkiam. Ką, viskas čia išjungta. Kompai išjungti. Kompai išjungti, pasižiūrėkim čia. Viskas išjungta. Jo, panašu, kad viskas gerai. Gerai. Gerai, pasiimam. Gertuvė, blokuoju. Viskas. Parduotuvė. Viskas. Gerai. Šiandien darbas baigtas. Šiandien darbas baigtas. Parodysiu aš jums. Aišku, nematė jūs nei vieno automobilio, bet tą nesenai mikrą nupirkau, tai kol kas esu patenkintas. Nežinau, žiūrėsim, kaip atlaikys kelionę. Važiuoti nemažai, tikiuosi nebus kokių staigmenų su juo. Na, šakinam. Va, nežinau, matęs tada, gal matęs prieš tai šiek tiek toks senų metų seniukas, bet išlaikytas gerai, rida nemaža jau, bet važiavęs tolimais atstumais, žmogus nupirkęs ratus uždėjęs, tokius, nu tai va, keliausim su šeima, žmona ir vieną sūnų pasimsim, 2 sūnus pas mane, mažesnį pasimsim 10 metų, vyresnį 14 metų paliksim namuose, sekmadienį, šeštadienį egzaminas jam, tai nesivešim šį kartą. Nu ką, važiuojam krautis daiktų, žmona jau kraunas, reikia padėti kažką. Gerai. Nu, viskas.
Šeima jau namuose. Žiūri per balkoną. Iš aukštai. Labas. Labas. Žiūri iš aukštai. Oi, ką reikia? Eit kraut mašiną. Reikia eit kraut mašiną. Dabar. Jau kažką vakar susikrovėm. Oi. Kažką jau vakar susikrovėm. Šaldytuvą tokį turim. Ai, čia taip gali parodyti. Turim šaldytuvą tokį. Akumuliatorių papildomai. Įrankių įsidėjom. Jeigu suges mūsų automobiliuks seniuks. Va, nu ką, eit žiūrėti. Dėtis, bandysim gal kokį vakariuką permegoti. Jeigu oras leis kempinge kokiam, turim čiužinį pripučiamą. Tokį nusipirkom. Čia sėdynės atsiverčia. Šitam automobilį paprastai va taip. Ir pasidaro tokia kaip visa lova. Va. Visai turėtų būti smagu. Tai va, tokia pasidarom išvyką. Trumpa. Gerai, tai ką, bus vaizdų. Tada jau rytoj iš kelionės. Kaip mums sekės pasiekti Lenkiją ir toliau. Iki.